Tai sveiki visi, su jumis aš Deniksas ir šiandieną žaidžiame Farming 22, kuriame bandysim pasiekti 1 milijono, kirsdami medį ir valydami šitą mišką. Bandydami jį valyti, mes galėsim gaminti ir laukus, kurie, kaip sakant, kažin ar su šitu pupsiku galės būti padaryti, bet nenusivilkim, pupsiką gali. Ir einam dirbti. Be to, vienas yra dalykas, kad aš turiu labai didelę jėgą įjungtą, dėl to aš galiu ir pupsiką atversti, jeigu jis apsiverčia. Ir medžius nešti tokius didumo į pardavimo zoną. Taigi, pradėkime. Na dabar tai aš nežinau, kaip užsitvarkysiu tos medžius, bet gerai, kad turim super strength. Jeigu neturėtume, mes čia tikrai kartu blogai. Mums be visų dalykų. Ir ką mes žadam daryti, yra nusipirkti lentų gamyklę, kuri galėtų mums tarnauti ilgai ir gaminti medį. Ir toliau žiūrėsim, ką galėsim padaryti su mediena. Gal baldai, gal kitokie dalykai. Taigi, nupjoviau visas šakas, atrodė, kai turėtume daugiau medienos, bet kažkaip pasirodė, kad mes turim tik tais apie 5 juos. Aišku, vieną pardaviau, nes mums reikėjo pinigų. Ir man atrodo, kad supjausčius medžius mes gaunam daugiau pinigų. Tai gal aš supjaustysiu pačius medžius į gabaliukus ir turėtume gauti daugiau pinigų negu prieš tai. Be to, jeigu norit pamatyti video su mano draugu, parašykit noriu ir palaikinkit video, kad man padėtumėt, bet ir pasubscribinkit, kad žinotume, kada jis ateis. Ir uždėkit tą varpelį. Taigi. Dabar parduosim pirmą medieną dideliam, kaip sakant, kiekį. Ir ką gausim? Maždaug apie 3000. Ar 3000 mums verta kažką dar nusipirkti? Tikiuosi, kad ne. Ir mums reikia pasižiūrėti, ar šita žemė yra mūsų, nes aš nežinau. Taigi. Taip, čia yra vienintelis laukas, reikia jį eiti apžiūrėti, gal ten kažkas yra pasodinta. Ir jeigu ne, taupomės ant jo, o jeigu kokie grūdai, neperku, bet jeigu ten yra žolė pasėta, mes galim ten nuvažiuoti ir patikrinti, kad ten labai yra toli, bet yra keliukas, tai tas man gerai.
Kas čia yra? Čia yra bulvės. Ar mums reikia bulvių? Nelabai. Bet dabar mes neturim pinigų. Tai reikia pasižiūrėti vieną dalyką. Jis kainuoja 760 tūkstančių už šitą žemę. Taigi, mes bomžai, mes neturim pinigų, mes ir nedirbsim su ja. Pasigaminsim savo lauką. Taip, suradau už 40 tūkstančių šitą gamyklę, bet tikiuosi, kad aš galiu dar rasti, nes 40 tūkstančių yra labai daug. Ir nelabai aš tikiu, kad aš tiek turiu. Bet turim, kai 40 tūkstančių pereisim, turėsim 60 tūkstančių vieną ir turėtų būti viskas pagal šitą. Aišku, mes galim pirktis jėgainės, kurios tiek daug nekainuoja, bet jos gamina tik 1000. Vėliau šitame video 1000 bus labai mažai ir mums reikės daugiau pinigų negu tai. Taigi, einam toliau medžius kirsti. Kaip sakiau, kad priekabos nepirksiu, bet dabar jos reikia ir aš žadu pirkti kažkokią tai mažą. Didelios mums tikrai nereikia ir mažiausia kainuojant yra 20 tūkstančių. Gerai, čia yra blogos, žinau, pirksim kažką iš čia. Čia yra mažesnių. Geresnių. Ir mums reikia, kur galėčiau užkabinti diržus. Bet to, jeigu patinka šitą video, turiu dar vieną dalyką. Parašykit, ar norit su auksu video. Yra aukso žaidimas, bet aš nežinau, ar jums patiks, tai jo. Taip, gerai. Mums nereikia tokių dalykų ir gerai. Kur į čia. Šiaip dabar bus įdomiau man važinėti. Įdomiau rinkti, nes aš turėsiu pjaustyti medžius. Aišku, aš galiu juos įdėti ir paprastai visus tiesiai, bet tai bus labai blogas darbas. Tai aš gal pasimsiu ir visų tiesiai nedėsiu. Geriau bus paprastai važinėti, supjaustyti. Taigi, ponai ir ponios, turim biškį vibracijos prie kabikiai, kurioj nieko negalim padaryti.
turėsim važiuoti su tokia priekabėke. Kodėl aš anksčiau priekabos nenusipirkau? Net nežinau, žinokit, net neklauskit. Būtų labai smagiai įskridus. Žinot. Taigi, tikėkimės, kad nesusprogsta priekaba. Tikėkimės. Paskutinį kartą susprogo. Užsidirbom 1300. Beveik tiek pat, kiek priekaba kainavo. Buvo verta? Ne. Ar buvo smagu? Taip. Taigi, mes jau iškirtom šitos dalies medžius. Tai gal aš tiesiog apsisuksiu. Atvažiuosiu va čia. Ir sustosiu. Turėtų nukrist ant priekabos. Tikėkimės, kad tu nestriksi. Taigi. Bandom dėti visą medį. Krisk. O šit. Žiūrėsim, da taip daryti. Nežinau, profesionalus miškininkas esu, tai man tikas. Trauk. Šit. Taigi. Šoną neįvažiuosim. Dedam va taip. Va taip. Taigi, čia bus paskutinė mediena ir tada bus pabaiga video. Galėt padaryti va taip. O, šitings. Eik tu šit. Ir problema. Tokia labai didelė. Apsiverti. Einu šik, palauk. Dabar priekabą daugiau sverti, geriau priekabą versti ir traktorius irgi apsvers. Bet tai bus sunkiau padaryti negu pačią priekabą tiesiog apversti. Pačią vieną. Taigi. Apverčiau. Va dėl ko man reikėjo super strengt, nes aš negalėjau padaryti šito dalyko be jo. Traktoriukas kūrėsi. Taigi, važiuojam. Eik tu sau. Važiuok. Ne, škibom. Tik atbuliniu. Atbulas. Važiuok. Tu gali, tu žmogus. Tu traktorius. Davai. Suk vairą.
Kas čia kūrimi per pupsiks? Žiūrėk. Žiūrėk. Davai. Opa. Parduosim medieną. Gavom 2000. Eik tu sam. 2000. Prieš tai daugiau gavom. Kas čia kūrimas medieną yra, aš nesuprantu. Kas čia kūrime per medieną? Galiu aš jūsų paklaus, kas čia per grybiška mediena? Taigi, ponai ir ponios, baigėme šitame video ir laukite kito epizodo. Viso geriausio.